What's up, people? Tai ką, šiandien pakalbėsim apie dronus, jų tipus ir, žinau, pristatysiu įdomius faktus apie jas. Žinau, neskamba labai jau taip exciting, bet trust me, bus video tikrai įdomus, nes kalbėsim apie tokius dronus, kurie gelbėjo žmonių gyvybės, pernešdami kraują. Ir dronų netgi spiečiai, kurie sukuria nuostabius vizualus ore. Taip, kad nieko nelaukiam ir pradedam nuo paprasčiausio drono, tai yra drono žaisliukai. Šitie dronai kainuoja, nežinau, tikriausiai nuo 30 iki 100 eurų. Jie atlieka tiesiog paprasčiausias basic drono funkcijas, pakilti orą, pafilmuoti, pafotografuoti, prasta kokybė, na ir žinoma, turi tokių minusų kaip trumpą skrydžio laiką. Aišku, ten nebus jokių GPS-ų, lalala. Tiesiog kyli, fotografuoji, pafilmuoji, jeigu yra iš vis kamera. Dažniausiai nebūna, jeigu ten, sakau, dronas už 30 eurų, tai kameros tikrai galite nesitikėti. Bet tai yra dažniausiai dronas, nuo kurio mes visi pradedam. Bent jau aš asmeniškai. Next up, turime kitą dronų tipą, kurį tikriausiai esame visi matę bent kartą, ir tai yra DJI dronai. Nu, šiuo metu yra gal ir daugiau kompanijų negu DJI, Xiaomi, Parrot ir so on, bet dažniausiai yra žinomi kaip DJI dronai, fotografijos dronai, filmavimo dronai. Tai jie jau atlieka žymiai daugiau funkcijų, jų kamera yra žymiai geresnė, jau galima profesionaliai su jais dirbti, fotografuoti, filmuoti. Jie visus turi GPS-us, vietos palaikymus, sensorius, paratronikus, lazerius, žodžiu, begalę visokių funkcijų. Dar žinoma yra kitokių papildomų gerų funkcijų, kaip padarus skrydžio laikas, kažkur apie 20 minučių, ir funkcijos kaip judančio objekto sekimas and so on. Na, šitie DJI dronai jums kažkur atsieis nuo 400 iki, sakykime, 2000 eurų, plius minus. Bet yra vienas dronas, kameros dronas iš DJI firmos, kurio kaina siekia 15 000 eurų. 15. Jis atrodo jau kažkas panašaus kaip iš kokio nors sci-fi filmo. Ir tą droną dažniausiai naudoja visokios filmų kompanijos, filmuoti profesionaliai filmus, nes jis, sakau, yra išties masyvus dronas, kuris transformuojasi ore, kad palaikyt kamerą geriausiai pozicijai, geriausiam aplinkybėm. Ir kaip minėjau, jis yra tiesiog naudojamas labai profesionaliem filmavimam, ko paprastam žmogui arba dronistui tikrai neprireiks. Nu, nebent tu jau esi ten labai big leagues ir jau reikia tokio daikto. Judame toliau ir dabar jums pristatau tikriausiai geriausią dronų rūšį, ir tai yra FPV dronai. Iš tikrųjų juokauju sakydamas, kad tai yra geriausia dronų rūšis, bet ši dronų, pavadinkim, šaka turi tikrai nemažai subkategorijų, kaip lenktyniniai dronai, cinematic dronai, freestyle dronai, ilgo atstumo dronai. Nu, žodžiu, tikriausiai yra dar tų šakų, kurių nepaminėjau, bet pradėkime tikriausiai nuo paprasčiausio FPV drono. Ir tai yra freestylas / cinematic dronas, nes jeigu labai nesigilins, iš principo jie yra tokie patys, tai tas pats skrydžio būdas skiriasi. Žinoma, nešnekėsiu aš apie ten jų motorus, galias, baterijas, nes tai yra tikriausiai neįdomu paprastam žiūrėti, bet, sakau, iš principo jie yra labai panašus. Bet kas skiriasi, tai yra lenktyniniai dronai. Lenktyninių dronų jau skiriasi forma, galingumas, greitis, ir jie yra jau kažkokia tikrai skirtumas, kurį tu pajusi labai stipriai. Taip pat pamiršau paminėti, yra tokia dronų klasė kaip Cinevupai. Va, turiu 2 Cinevupus, tai reiškia, kad Cinevupas yra dronas, kuris turi apsaugas, jis yra pakankamai mažas, telpa į visokias tight spaces ir dažniausiai su juo yra filmuojama uždarose patalpose. Tai turbūt man asmeniškai įspūdingiausia FPV dronų šaka tai yra Cinelifteriai. Šitie dalykai atrodo kaip kažkoks ateivių išmislas, nes šitie žvėris turi 8 propelerius, bele kokią kamerą ant viršaus, dedasi ant jų, nežinau, gal 2-3 baterijos, ir jau jie yra naudojami tikrai labai profesionaliam filmavimam. Dažniausiai šitą dalyką valdo 2 žmonės. Vienas kontroliuoja patį droną, o kitas žmogus kontroliuoja pačią kamerą ant viršaus, kad nufilmuoti kuo geresnį kadrą. Tai FPV dronai Summarized yra tiesiog itin greiti, sutvirti filmuoti įtraukiančius vaizdo įrašus, su daugybė minusų kaip trumpas baterijos laikas, daug visokių
elektronikos problemus, bet yra vienas didelis pliusas, kuris atstoja visus tos minusus ir tai yra tiesiog tas neįprastas jausmas valdyti šitą droną pilnai manual režime ir tas dalykas atstoja viską. Visus nervus renkant droną, sprendžiant problemas ir savo. Tai kaip video pradžioje minėjau, esu paruošęs jums tokių biškį nišinių įdomesnių dronų ir pradedam nuo delivery drono. Tai turbūt esate girdėję kažką panašaus apie delivery droną, pristatymo droną, kuris iš principo turėtų pakilęs jums pristatyti kažkokią tai daiktą, bet šis dronas yra biškį kitoks, jis nėra tas tradicinis 4 kojų rankų dronas, bet šis dronas tiesioginė ta žodžio prasme gelbsti žmonių gyvybės. Rezi, kaip dronas gali gelbstyti žmonių gyvybę? Na, šis dronas gelbsti žmonių gyvybės pristatydamas visokius tai organus bei kraują pagrindę ligoninėms, kad šie dalykai pasiektų jas kuo greičiau ir kuo tikslingiau, kad išvengti eismą ir, žinoma, apeiti didelės išlaidas šituos donorus gabenant helikopteriais. Tai šie dronai yra kol kas naudojami, kiek žinau, Rwande ir kompanija pavadinta yra Zipline. Kol kas jie, kaip sakau, užsiema tik tais bendradarbiavimu su ligoninėm, kraujo donorais, organų transplantais ir viskas. Šiaip Markas Rauberis yra apie juos padaręs tikrai įdomų video, kurį tikrai rekomenduoju visiems pasižiūrėti. Tai mes nieko nelaukiam ir perinam prie dronų šou dronų. Tai štai čia yra vienas paprastas dronas. Šiaip esu fainas vaikinas, draugiškas, draugų neturiu. Jis turi vieną lemputę ir turbūt galvojat, ką jis vienas gali padaryti. Na, vienas jis padaryti nieko įspūdingo visiškai negali, bet padėkit tokių dar 200, pakelkit juos į orą, gerai suprogramuokit ir jūs turėsit neįtikėtiną patirtį ir tie dronai jums padarys įspūdingą dronų šou, sukurdami visokius įdomius vizualus danguje, kurių dar tikriausiai nesate matę. Kadangi dronų šou technologija sparčiai tobulėja ir dalykai, kurie buvo neįmanomi, tarkim, prieš kokius 4 metus, buvo labai sunku padaryti objektą ore, kuris juda ir padaro kokį nors judantį vizualą. Aišku, ten būdavo į šonus pasikreipyti, bet nieko daugiau. Bet šiandien dienai turime išties įspūdingus vaizdinius, tarkim, skrendantį drakoną, kuris ten visai praeitasi ir atrodo išties įspūdingai. Kadangi mano svajonė irgi yra kažkada įkurti dronų šou kompaniją, tai man išties įdomu, kur ir kaip šios technologijos tobulės ateinančius, nežinau, 10 metų tikriausiai. Sekantis dronų tipas yra išties irgi netradicinis ir tai yra agrokultūros dronai. Šitie dronai yra labai masyvūs, 3 metrų pločio ir jie yra pagrinde naudojami nupurkšti laukus, prižiūrėti juos, žiūrėti ar derlius sveikas, ir tiesiog rūpintis savo žeme ir derliumi. Taip, šitas dronas jums atsieis tik 10-20 tūkstančių eurų, bet už tokį didelį žaisliuką reikia pakroluoti tikrai nemažai pinigų. Esu užtikrintas, kad tikrai nepaminėjau visų drono tipų ir dar rašiau jų tikrai ne vieną ir ne 2. Bet šiam video esu paruošęs tik tiek. Tai jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, rekomenduoju pažiūrėti savo praeitą vaizdo įrašą, kuriame rinkau droną. Taip kad iki greito ir geros likusios dienos. Čiau.